Sveiki. Pradedam naują, sąlyginai nedidelio formato kūrinį. Dirbsiu ant prancūziško smulkiagrūdžio lino, užtempto ant raudonosios eglės medienos porėno. Dydis 60 ant 50 cm. Gruntas universalus, todėl dažniausiai ant tokio pagrindo kloju imprimatūrą. Šiuo atveju imprimatūrai naudojau skaidraus geltono oksido pigmentą, atskiesdamas valyto terpentino ir Liquin Fine Detail mediumo mišiniu. Mišinio santykis apytikriai 3:1. Galima naudoti ir dar liesesnį. Pradinį piešinį dariau grafitu. Tam, kad klojant imprimatūrą jis neįsiteptų ar neįsitrintų, labai lengvai fiksavau karandaš fiksatyvu. Imprimatūra iki reikiamo lygio išdžiūvo per 6 valandas. Pačiam pirmam sluoksniui naudoju gan ribotą paletę. Vėliau jį plėsis ir kitais pigmentais. Dabartinė paletė: baltas titano oksidas, Neapolio tamsi geltona, indiška geltona, deginta umbra, vidutinis raudonas kadmis, itališka žalia umbra, žydras ultramarinas ir kaulo juoda. Dažniausiai pirmam sluoksniui nenaudoju jokio mediumo, bet jei prireikia, tuomet kurį nors iš Liquin šeimos. Po sluoksnį darau gana neutralų, taip pat šiek tiek mažiau kontrastingą, tačiau pakankamai kruopščiai pasižymiu stambesnės detalės. Tai leidžia išvengti painiavos vėlesniuose sluoksniuose, kai prasideda tikrasis detalizavimo etapas. Labai svarbu šiame sluoksnėje išlyginti potėpius, mažinti briaunų kontrastą, ką ir darau minkštu natūralaus plauko teptuku. Tiek tamsesnėse, tiek ir šviesesnėse vietose vengiu pernelyg ryškių dėmių. Dabar man svarbu tik nusižymėti formos plastiką, bet pernelyg nesirūpinti tūriu. Darbas su tūrių lipdymu prasidės tik sekančiame ir kitose sluoksniuose. Beje, ne visada dirbu tik tokia technika. Procesą dažnai nulėmė patys objektai. Kai objektas turi daug smulkesnių dalių, kaip šiuo atveju rožės žiedlapiai, tuomet dirbu labiau nusižymėdamas formas. Kai objektas mažiau struktūruotas, dažnai pirmame posluoksnyje tiesiog dengiu lokalią spalvą, labai nežymiai apsibrėždamas šešėlinės ir ryškesnės šviesos dėmes. Prie šio kūrinio dirbsiu gana ilgai, todėl ir video bus daugiau. Kai kurie video bus matomi viešai, kitos dalis bus prieinamos tik mano rėmėjams Patreon platformoje. Taip pat atsiras video ir su kitais mano lygiagrečiai dirbamais projektais. Darbas vyks dalinai iš natūros. Taip pat bus naudojamos ir nuotraukos. Dyva gėlė tikrai neištvers visų procesų. Todėl esu pasiruošęs nuotraukų iš kelių rakursų. Įprastai fotografuoju labai daug kadrų, iki kelių šimtų, bet darbui naudoti esirenku tik keletą. Suprantama, nuotraukas apdoroju, sumažinu blikų ir šešėlių intensyvumą, kad būtų aiškiau matomos detalės. Beje, planuose yra video ir apie nuotraukų apdorojimą, jų panaudojimą darbui.
Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.